Tai pirma priežastis, kurią norėčiau įvardinti ir kurią jūs irgi visi absoliučiai žinote, tai yra tiesioginė konkurencija, kai kur benuvažiuočiau, į kokį miestą benuvažiuočiau, kokioj bebūčiau lokacijoj. Na, išskyrus turbūt gal kažkokius visiškai, nežinau, pramoninius rajonus, kuriuose būna kartais tiesiog vienas toksai išdygęs salonas, bet šiaip visur komercinės patalpos, daugybė salonų, saloniukų, studijų, studijėlių, kartais tiesiog per 10 minučių praeini kokį ten, nežinau, 50 grožio salonų. Plius labai daug meistrų dirba tiesiog verslo centruose, išsinuomavę savo vietas, kabinetus ir tokiu būdu vis tiek klientų srautas yra didelis ir tai yra viena iš priežasčių, tiesioginė konkurencija, kai mes klientus iš tikrųjų galime prarasti, nes klientas turi labai labai didelį pasirinkimą, kur eiti ir kur atlikti paslaugą. Ir jeigu jo akimis visos paslaugos yra vienodos ir jisai nemato vertės, tai klientas, pirma statistika, kurią jums siunčiu, visada pasirinks ten, kur pigiau. Nu, vat paradoksalu, liūdna, bet taip yra. Klientas visada pasirinks ten, kur pigiau, todėl mums labai labai svarbu bus ir ką mes šiandien su jumis darysim, tai būtinai išsigryninti savo vertę ir turėti tą ekstra vertės pasiūlymą. Tokiu būdu mes su tiesioginė konkurencija visiškai tiesiogiai, absoliučiai, čia bus, žinot, kaip neutralizacija, tai bam. Tai yra tai, dėl ko mes klientų nebeprarasim. Tiesioginę konkurenciją visi dar kažkaip plius minus suvokia. Bet juk yra netiesioginė konkurencija, apie kurią retai kas užfiksuoja ir pagalvoja. Apie ką aš kalbu? Aš kalbu apie tai, kad jūsų klientai apskritai lankosi labai daug kur. Jie renka emocinę patirtį labai daugelį kitų sektorių. Na, kaip pavyzdys dabar pasakysiu, savaitgalį praleidau, tarkim, Spa Vilnius, buvau ten jūsų puikienybė, viskas apskaičiuota iki detalių, iki smulkmenų, patiko iki begalybės, išeinu, šipsausi ten, nežinau, nuo ausies iki ausies ir pirmadienį einu darytis manikiūro paslaugos. Ateinu pas save į saloniuką, nes turiu ne vieną vietą, ateinu į tą saloną darytis ir ten yra visiškai kardinaliai priešinga situacija. Niekas manęs nepastebi, niekas su manim nepasisveikina, eina pro šalį kirpėja kažkokia, net neatsuka į mane žvilgsnio. Aš tą pilnai priimu, nes didžioji dalis Lietuvoje iš tikrųjų nuomojasi tas kėdės ir galvoja, kam čia sveikintis su ne savo klientu, kam čia gaišinti savo veido raumenis. Tai iš tikrųjų buvo labai labai liūdna emocinė patirtis ir taip iš tikrųjų liūdna, galvoju, nu kodėl taip stipriai skiriasi, nors ir vienur ir kitur aš ėjau paslaugai. Kodėl vienoje vietoje taip gražiai moka supakuoti visą kliento patirtį, o kitoje vietoje staiga, nu ne tai, kad ten neutraliai kažkaip aptarnautų, bet tikrai yra tokių vietų, kur labai labai liūdna ateiti klientui ir tu niekaip nesupranti, atrodo jautiesi kaltas, kad atėjai į tą vietą. Tai jeigu nekalbėti apie spa vietas, tai yra sveikatingumo centrai, kurie labai labai stipriai šiandien stengiasi. Tai yra išskirtinės kažkokios kelionių patirtis, kur klientas irgi važiuoja, patiria, jį ten aptarnauja, jisai džiaugiasi, jisai renka emocijas, ne? Visai neseniai vaikai man gimtadienio proga padovanojo degustacinę vakarienę. Ir mes su vyru ėjom vakarieniauti ir aš sakau vyrui, nu taip yra nerealu ir taip kelia tau tokias emocijas, tai, kad tu dar net neturi maisto, iš esmės, nu aš atėjau maisto. Atėjau, ne, kaip klientai pas jūs ateina paslaugai, ne. Dažniausiai specialistai galvoja, kad aš turiu labai gerai atlikti paslaugą. Bet iš tikrųjų klientai priešingai sako dažniausiai, ne, kad jeigu jūs, pavyzdžiui, paskaitytumėt savo atsiliepimus arba kitų salonų atsiliepimus, retai kur sako, kad ten man atliko ten kažkokią tobulą ten AirToucho techniką ten su kažkuo, arba ten padarė kažkokį ten, nežinau, gintaro rūgšties injekciją ten su dar kažkokiais terminais. Klientai dažniausiai būtent pasakoja apie savo emocinę patirtį. Ir šitam restorane nuklydau, sugrįžtu,
visa emocinė patirtis dar iki maisto buvo tokia unikali, kad aš vyrui sakau, nu žinok, viskas, negaliu, pasėmiau telefoną, sakau, turiu būtinai nufilmuoti, padaryti reelsą ir palikti jiems atsiliepimą, nes viskas apgalvota iki detalių. Mes pačioj pabaigoj paliesim šiek tiek 11 žingsnių grandinėlę, tai jinai veikia ne tik tai grožio sveikatingumo versle, jinai didžiojoje daly paslaugų sektorių irgi ta pati. Ir va ten įsivaizduokit, jeigu maistas kaip rezultatas yra penktas, šeštas žingsnis panašiai, ne, kaip ir mūsų paslaugoj. Tai aš iki to penkto žingsnio jau buvau tokioj euforijoje, kad norėjau tiesiog visiškai pasidalinti. Ne? Ir kai aš nueinu, pavyzdžiui, pas kirpėją arba kažkur tai nueinu darytis masažo, vat neseniai jau pati į kobido masažą, tai visų 5 žingsnių iki paslaugos kosmetologė nepadarė. Ir aš pas ją atėjau vieną vienintelį kartą ir aš pas ją daugiau neisiu. Tai įsivaizduokit, tai jinai jau mane prarado. Vien dėl to, kad jinai nesupranta, ko reikia klientui. Aš nebeinu jau šiandien tik paslaugos. Jeigu jūs norite dirbti didelę kainą, jūs turite suprasti, kad klientui reikia tų 11 žingsnių. Klientui reikia būtent visos patirties grandinėlės. Vadinasi, mes turim tiesioginę konkurenciją, per kurią mes prarandam, ir turim netiesioginę konkurenciją, per kurią nesuprasdami irgi prarandame klientus. Taip? Tai vadinasi, mes ir savęs išsigryninti nemokam, ir savo vertės pasiūlymo neturime, nes kai tu turi savo vertės pasiūlymą ir suvoki klientą, tai jums jokia absoliučiai konkurencija niekada nebus baisi. Kaip pavyzdį pasakysiu, einu pas vieną meistrą, pas kurią, reiškia, labai labai ilgi yra užrašymai, labai brangi kaina paslaugos, bet einu pas ją visą laiką, nu, kur karts nuo karto kitur irgi nuklystu nuoširdžiai, bet einu pas ją, nes vis tiek pas ją yra toks geras visas paketas, tai ką aš gaunu, kad aš jau jai atvedžiau, čia kažkurią dieną skaičiavau, 8 savo draugės. Galit įsivaizduoti, ne? Jinai neturi jokios konkurencijos, absoliučiai. Taip, antras, dėl ko mes prarandame klientų, labai logiška seka, kadangi pasirinkimą klientas turi didelį visapusiškai, vadinasi, jis ir lūkesčių šiai dienai jau turi gerokai didesnius negu anksčiau. Jeigu tarkim tai, ką jūs darote, dabar paimkim nežinau, ten 5 kilometrų spinduliu, kaip pavyzdys, nebūtų jokio kito specialisto, va tik tai jūs vienas vienintelis tai, ką darot. Greičiausiai klientai taip suglaustų ausytės ir rankytės, ane, ir lauktų ir galvotų, nesvarbu, kaip ten mane priims, kada priims, aš vis tiek sėdėsiu ir lauksiu, ne. Ir dažniausiai pas labai labai gerus specialistus tu irgi toks eini, kad tik tai mane priimtų, kad tik tai mane priimtų. Bet tokių specialistų yra, žinokit, labai labai mažai. Kita didžioji dalis yra tie, kurie laukia klientų. Ir iš esmės klientai turi pasirinkimą, turi kur eiti, jie yra karaliai šioje vietoje, ne? Jie turi didelius lūkesčius. Ir štai sekanti statistika, 69% klientų pasirinko kitą vietą, įsivaizduokit, ne dėl paslaugos. Vadinasi, paslauga buvo geros kokybės, o jie vis tiek išėjo į kitą vietą. Ir tai yra vėl apie emocijas. Ir dažniausiai iš intuicijos meistrai, nu tikrai kultūringai, gražiai, jaukiai aptarnauja, bet visiškai praleidžia tuos žingsnelius, ko klientui reikia. Jie daro taip, kaip dažniausiai meistrui atrodo, kad reikia daryti. O mums reikia pakeisti savo mąstymą, mums reikia daryti taip, kaip nori klientas. Ir mes po to kalbėsim, bet užbėgsiu už akių tik pasakydama, kad tai galima sužinoti tik vienu vieninteliu būdu - mokantis bendrauti, mokantis empatiškai girdėti klientą. Nes kitu atveju 70% klientų mes tiesiog prarandam, nes jie turi didelius lūkesčius.
Dar viena statistika, 86% klientų, jeigu jūs esate grožio salono vadovė, verta susimastyti, nes sako, kad jeigu, pavyzdžiui, jūsų vietoje yra išnuomotos, tarkim, dažnai labai darbo vietos ir dažnai ateina specialistai, kurie kiekvienas turi skirtingą patirtį, skirtingą suvokimą, kaip aptarnauti klientas, kas svarbu, o tarkim, tas pats pasisveikinimas su savo, ne su savo, ne? Tai klientai sako, kad būtent, kada yra visa komanda draugiškai dirbanti, visa komanda dirbanti su vienom ir tom pačiom gražiom vertybėm, tai vėlgi klientas sako, kad ne pati procedūros kokybė, ne, o vat visas šitas bendras kompleksas. Įsivaizduokit, kad jūsų specialistai, jeigu jūs esat vadovė, yra kaip puzlė. Puzlė, kurioje yra daug detalių. Ir jeigu tą puzlę sudėti visus teisingai, visus tvarkingai, taip kaip nori klientas, tai klientų labai labai didelis yra pliusas ir jie tada sako, kad jie nori gerokai daugiau sugrįžti į tokią vietą. Trečias dalykas, kaip mes prarandame klientus, tai yra nesupratimas. Ir kai gyvai vedu mokymus, tą dažnai matau. Nesupratimas, ko nori skirtingų kartų klientai. Kaip taisyklė, pavyzdžiui, 30, nu, tarkim, apie 30 metų, tarkim, amžiaus specialistai labai dažnai pasakoja tokius dalykus, kurie tiesiog nesupranta, kodėl tie klientai ten tą ir tą ir tą daro. Ir tu suvoki, kad tai yra jau tiesiog skirtingų kartų suvokimas į paslaugą. Na, kaip pavyzdys pasakysiu, ne? Mes dabar galvoju, 17 metais, 2017 įsivedinėjom į saloną Treatwell programėlę ir aš dar taip kažkaip labai abejojau, galvoju, ar man reikia, ar nereikia, dar žinot, nebuvo nei tokia populiari kaip dabar. Ir aš turėjau 4 administratorės, kurios iš tikrųjų labai intensyviai dirbo, nes 30 meistrų komandą reikėjo suvaldyti ir sutvarkyti. Ir atvažiavo Treatwello, reiškia, atstovai, jie dar tada turėjo tikrai normalų ofisą, jie turėjo visą komandą, kuri dirbo, ten buvo tiesiog wow, ne, tikrai labai labai įspūdinga iki pandemijos. Ne taip kaip dabar, kur neįmanoma su jais susisiekti, visi dėl to labai piktinasi. Ir aš labai abejojau, bet ar man reikia ar ne. Ir įsivaizduokit, man 50 metų, mano dukrai 30 ir jinai man pasakė raktinę frazę. Jinai sako, mama, sako, aš padaryčiau viską, kad tik man nereikėtų fiziškai skambinti į saloną ir užsirašyti. Jinai sako, aš viską noriu daryti programėlėje, aš noriu viską visur registruotis, daryti, pirkti, kad neturėti fizinio kontakto. Nu, tai yra kita karta, kitas suvokimas, ne, kitos patirtis visiškai. Ir man buvo toks šokas, aš galvoju, wow, kaip, ir iš tikrųjų mes įsivedėm, pas mus ten, nežinau, ir dieną, ir naktį pradėjo rašytis tie klientai, ir anksti ryte, ir vėlai vakare, labai labai buvo strategiškai svarbus žingsnis, nes taip, tie klientai, va aš ir vakar dariau neseniai visai apklausą, kaip klientai registruojasi Facebook'e. Klausiau, kaip klientai šiandien nori registruotis. Tai yra skirtingi būdai. Vieni telefonu, vieni iš karto atlieka paslaugą, jau užsirašo sekančiam kartui, ne? Būtinai siūlykit klientui užsirašyti iš karto sekančiai paslaugai. Netarnaukit ir nemokėkit tų visų komisinių mokesčių tiek, kiek jums privaloma mokėti, nes dabar net už atšaukimus nuskaičiuojami bus pinigai, ne? Nu, čia tik laiko klausimas, jeigu šitą vietą paleisit tekėti savo vaga, nieko per daug nedarysit, neįsivesit savo įskiepio, kad klientai matytų visur, absoliučiai. Programinės įrangos, jeigu net ir dirbat su Treatwell, viskas yra gerai, bet visur klientas turi, kaip vaikų darželį, matyti QR kodus per jūsų asmeninį įskiepį, per Instagramą, per Facebooką. Ten turi būti labai lengvai ir patogiai atėjimas, užsirašymas per jūsų programėlės įskiepį. Jeigu jūs to nedarot, klientas kaip dažniausiai vyksta? Jisai nori padaryti tai maksimaliai greitai ir neprarasti laiko.
Ką daro klientas? Jeigu jisai po ranka, jūs jo needukuojat ir neaiškinat, kad jūs už jo vizitą mokėsit komisinius, net jeigu tai yra jūsų pastovus klientas, kol kas gal mokat kažkas, bet žinokit, ateis laikas, kai ir už jį mokėsit, už net už pastovų klientą. Tai klientas kaip daro? Jisai tiesiog turi Treatwell programėlę ir jisai registruosis pas jūs per Treatwell programėlę. Ir Treatwellas darys viską absoliučiai, kad jiems būtų patogu tiesiog eiti užsiregistruoti. Nes jie norės, nu, čerdžinti, ne? 20% ar ten dar daugiau. Jums kas svarbu, tiesiog klientams aiškinti paprastai, gražiai, kad jums labai brangu, jeigu klientas eis per pačią programėlę, kad turi eiti per jūsų linką, per jūsų įskiepį ir jį turi matyti visur. Jeigu jūs jau visiškai vienas meistras, dirbate pats savo, tai tiesiog komunikuojat. Jeigu esate didelis salonas, tai QR kodai turėtų būti prie administratorės, prie kiekvieno specialisto veidrodžio, ant langų. Taip, tai, per kur klientas užsirašys per jūsų nuorodą, o ne per pačią programėlę į Treatwellą, ne? Tai, o tie, kurie jau aišku mėgsta skambinti, tai jie skambins, bet šitoje vietoje tik ką noriu užfiksuoti, kad mes prarandame klientus dėl to, kad nesuprantam, kad jie nori būti skirtingai aptarnauti. Jie turi skirtingų poreikių ir mums reikia suprasti, kad skirtingos kartos nori skirtingų dalykų. Ir va čia dar vieną tyrimą, kuriuom noriu pasidalinti. Gal neįdėjau kitos skaidrės, bet Kaune verslo fakulteto studentai atliko tyrimą ir tyrė Latvijos sveikatingumo, grožio ir spa sritį. Ir įsivaizduokit, koks paradoksas. Tik tai nuo 29 iki 35, tai grubiai 30% klientų pasakė, kad jie yra absoliučiai 100% lojalūs va tai vietai, tam meistrui. Kur visi kiti eina pabandyti kitur. Kol jie eina pabandyti kitur, jūs neturite darbo. Kaip pavyzdys pasakysiu, bet aš irgi visai neseniai registruojuosi savo manikiūro, savo manikiūro saloną ir aš ieškau, vienu žodžiu, savo laiko, ieškau per tą laiką, ieškau specialisto, kuris ten man tinka, ne? Ir per tą laiką Treatwellas man meta tiesiog kaip reklamą. Ateikite į kitą saloną ir veda mane, įsivaizduokit, kaip klientą veda mane į kitą saloną. Tapkit klientų, pabandykit, kaip iš tikrųjų veikia visa sistema. Ir jeigu jūs iš esmės nežinosit šitų dalykų, tai ką mes šiandien mokomės, tai jūs jau aišku žinosit strategiškai, tai į tą reklamą klientas net nepažiūrės. Bet mano atveju aš nebuvau ten taip labai stipriai prisirišus. Ir aš nuėjau pabandyti kitą saloną. Tas salonas prarado klientus, vienareikšmiškai prarado klientą, tai aš tik viena, kiek jisai dar prarado. Tai 30% klientų sako, kad taip, aš esu labai labai ištikima, o visas kitas srautas sako, kartais taip, žodžiu. Ir tokiu būdu mes irgi labai prarandam savo pajamas. Ketvirtas, kaip mes prarandame klientus, ir tai yra pagrindas, kad mes nemokame iš tikrųjų klausytis. Daug kas dabar žiūrėsite ir sakysite, nu Renata, aš tikrai moku klausytis. Bet statistika, žiūrėkit, sako, yra kokia, kad klientai nesugrįžta, nes nėra pakankamai išgirsti. 80% klinikų salonų specialistų mano, kad jų visas klientų aptarnavimas yra puikus. Tuo tarpu tik 8% klientų sutinka su šiuo vertinimu. Aš skaičiau, kaip vyko šis tyrimas ir man labai patiko jo strategija šio tyrimo, nes tai nebuvo tiesiog padrikai rinkta statistika. Tai buvo taip, kad tuose pačiuose salonuose atėjo klientai, jie apsitarnavo ir daugiausiai, ką jie pasakė, kad jie buvo neišklausyti iki galo.
Ir tuos pačius, reiškia, meistrus, kurie aptarnavo specialistus, ten ir slaugės buvo tame tarpe, ne? Klausė, vat kaip jums atrodo, kiek jūs padarėt iš savo pusės? Ir visi pasakė 80%. Nu, tie apklausti. Tada tyrėjai lygiai tuos pačius klientus apklausė ir lygiai tie patys klientai pasakė, kad tik 8% jie buvo išklausyti. Žiauri statistika. Įsivaizduokit, ir kada aš kompanijoje L'Oreal dėstydavau tuos 7 arba 11 žingsnių, tai gaunu ataskaitą, ta pati problema, gaunu ataskaitą, ta pati iš 50 salonų, aš jums tai pasakysiu, maždaug 6 arba 7 salonai vidurkis būdavo tų, kurie iš tikrųjų šitos vietos nepraleisdavo. Įsivaizduoju, nu labai nedaug. Reiškia, didžioji dalis specialistų iš esmės atrodo, kad visai gerai viską išklauso ir moka išklausyti. Tuo tarpu klientai sako priešingai. Ir va šita vieta, 11 žingsnių, tai yra būtent diagnostinė vieta, būtent ta išklausimo vieta, jinai pas visus absoliučiai stringa. O klientai to labai labai nori. Ir jeigu mes jiems to nesuteikiam, jie pas mus nesugrįžta. Tuo tarpu, jeigu mes išmokstame girdėti, pažiūrėkit, kokia unikali statistika, man labai labai patinka. Ypatingai, kai meistrai sako, bijau pakelti paslaugos kainą. Nesako, prarasiu klientus ir kažkaip niekas nesusifokusuoja, kiek daug jie klientų į tas, net jeigu ir praras 20%, nes keliant paslaugos kainą yra tokia statistika, kad 20%, jeigu jūs pakeliat paslaugos kainą, galite prarasti maksimalų skaičių 20% savo klientų. Tai jeigu išsigryninę esat savo vertę, apskritai gali būti 10%, kurie neteis. Bet į tas vietas 100% užsirašys kiti žmonės jau didesnę kainą. Didesnę kainą užsirašę žmonės rekomenduos jums savo draugus ir pažįstamus irgi didesnę kainą. Ir tada su laiku meistras mato, kad aš jau galiu galbūt kartais ir truputį mažiau dirbti, bet aš daugiau uždirbu. Truputį mažiau dirbu, iš pradžių gal uždirbu tiek pat, sako, visi sako, uždirbu tiek pat. Klientų truputį pamažėja, bet paskui užsirašo didesnę kainą ir tu dar daugiau uždirbi. Vadinasi, dirbi mažiau, uždirbi daugiau. O užsirašo kodėl? Nes pasirodo, kiekvienas jūsų klientas, kuris yra kėdėje, per metus vidutiniškai pabendrauja su 600 žmonių. Čia yra tinklinio marketingo skaičiai. Ir aš taip iš pradžių, kai išgirdau, galvoju, pala, kažkaip 600, galvoju, tikrai toksai didelis skaičius, galvoju, iš kur čia tiek daug. Bet iš esmės pasižiūrėkit, tai yra tik 2 žmonės per dieną. Jeigu yra metuose 365 dienos, tai yra apie 2 žmonės. Tikrai mes tiek pabendraujam. Faktas, kad jie ne visi bus tokie artimi, jie tikrai ne visi bus tokie, kuriem jūs papasakosit apie savo puikią kirpėją arba puikią masažistę arba ten kūno terapeutę, ne? Bet iš tų 600 eina sekanti statistika, kuri yra iš mano BNI verslo struktūros. Ir ten yra tokia statistika, kad 220 žmonių per metus yra mums pakankamai artimi, su kuriais mes vienaip ar kitaip kažkur tai pabendraujam ir mes jau galime jiem rekomenduoti. Tai yra didžiuliai, didžiuliai skaičiai. Jau nekalbu apie tai, kad tu turi savo artimą ratą žmonių, bet tu turi savo, žiūrėkit, dar vieną statistiką pasakysiu, kad vienas žmogus, dabar čia Facebooko yra statistika, ne mano. Vienas žmogus vidutiniškai Lietuvoje, čia Lietuvos statistika, priklauso maždaug 35 grupėm. Facebooko grupėm. Vienas žmogus maždaug turi 35 grupės. Ten daugiau, mažiau bendrauja, bet vis tiek toks kiekis. Įsivaizduokit, koks virusas gali atsirasti, jeigu tiesiog jūsų vardą pavardę kažkokioj grupiai, kurioje yra daug žmonių, kažkas pasidalins. Bingo.
jau jum nieko daryti nereikia, ne? Jeigu tik tai tiksliai ir aiškiai žino tas žmogus, ką jūs darot ir ar tikrai tai atitinka tą užklausą. Tai klientų, kurie pas jūs ateis net pakėlus paslaugos kainą, yra labai daug. Jeigu jūs mokate klausytis. Nes jeigu jūs mokate klausytis, jūsų klientai jūs nori rekomenduoti, nes jie tada įsitikinę, kad jūs ir kitus klausysitės. Va čia tokia ir statistika, ir iš karto patarimas, ir faktas, kad jeigu to nedarome, klientus prarandam. Ai, va kaip tik čia tas yra Kauno kolegijos, galvoju, kad neįdėjau šitos skaidrės tyrimas apie tą patį išgirdimą, nesijautė svarbus, nesijautė išgirsti. Ir jeigu mes nemokame empatiškai, giliai išklausyti kliento, tai mes klientus prarandame. Ką reiškia empatiškai ir giliai? Yra struktūra tam tikra. Dabar čia nesu įdėjus, bet greitai pasakau, kas yra tas tikras klausimasis, kurio reikia klientui. Įsivaizduokit, kad aš turiu 2 stiklinės po pusę vandens. Ir vandenį iš pradžių susipilu visą į save, nieko nekomentuoju, tik uždavinėju patikslinančius klausimus klientui. Kai klientas viską papasakoja, aš va taip pilu į save tą vandenį, pasakoja, padarė pauzę, jūs jau nepertraukinėt jo, net jeigu padarė pauzę klientas, duokit jam sutelkti mintis. Gal jis dar nori kažką pasakyti. Tai yra klausimasis empatiškas. Išklausėt, nepuolat daryti ir nesakot, oi, taip, arba taip, oi, ai, kaip visada. Ir jūs tada tą vandenuką perpilat klientui patikslinančiais klausimais. Ar aš teisingai jūs supratau? Ar aš teisingai suprantu, kad jūs tas ir tas? Ar aš teisingai suprantu, kad va šito ir šito jūs labai bijot? Ir tik tada, kai jūs patikslinot, užfiksavot, tik tada jūs galite iš tikrųjų ruoštis procedūrai. Atkreipkite dėmesio, dar nedaryti procedūros, bet ruoštis jai. Tai reiškia, kad tai yra irgi dar vienas etapas, tam tikras, ne dar vienas žingsnelis, kurį irgi specialistai praleidžia, bet apie tai kalbėsim. Bet būti išgirstas klientas nori, nes kitu atveju jisai tiesiog blaškosi ir vaikšto. O šio tyrimo pavadinimas viršui, matote, yra, jeigu norėsite smulkiai apie jį perskaityti, taip, tai yra, vadinasi, Rezeknės Spa Boutique. Važiuojam toliau. Vadinasi, fiksuojam, prarandame klientą, kai nesuprantame kliento psichologijos ir jo poreikių. 5. Dėl ko mes prarandame klientus, tai vienareikšmiškai tada, kai jaučiam kainų spaudimą. Dabar infliacija ypatingai yra stipri ir po kelių mėnesių sako, kad dar bus stipresnė. Tai vadinasi, iš esmės, kiekvienas specialistas, nesutikau, žinokit, salonų mokymuose, kurių labai daug vedu, nei vieno, kuris sakytų, kad nuo rytojaus galiu 50% didesnę kainą dirbti. Visi nerimauja, visi dėl to pergyvena, kad klientas gali pasirinkti ten, kur pigiau. Tai taip, kaip aš šiandien pradėjau seminarą, šitoje vietoje irgi norisi užfiksuoti, kad klientas, nematydamas skirtumo, iš tikrųjų eis ten, kur gali atlikti pigiau. Tai mūsų su jumis tikslas yra ne tik tai suprasti savo skirtumus, ne tik tai žinoti, kad tai tikrai yra labai svarbu klientui, bet ir mokėti klientui parodyti. Vat prieš kelias dienas buvau Klaipėdoje ir labai gerai viena kirpėja, koloristė šitoj temoj pasakė tokį sakinį. Sako, Renata, mano viena, pakėlė jinai kainą, niekur klientai nedingo, viskas gerai, bet sako, viena klientė sako, žinai, sako, aš va į Kauną važinėju ir Kaune ten super mega salone, ten kažkas tai buvo pigiau, ta pati paslauga. Ir ta kirpėja sako, aš su ja kalbėjau ir pačioj pabaigoj mes, sako, tiesiog užfiksavom, kokia buvo jos paslaugų kokybė prieš tai, kai jinai atėjo pas mane.
ir detalėse užfiksavo. Ir tik tada, sako ta kirpėja Ieva, sako, kai aš jai parodžiau ir užfiksavau, kas buvo, kai jinai pas mane atėjo, ta klientė pasakė, jo, tiksliai, nu jo, tikrai jo kokybė buvo prastesnė. Matot, kaip klientas, jisai viską sumeta į vieną tokią košę. Viską bendrai žiūri, vat visą savo emocinę patirtį ir taip toliau. Bet kada konkrečiai kirpėja perėjo prie paslaugos ir kas buvo toje paslaugoje daryta, nes elementariai, pavyzdžiui, blondą gi galima skirtingai dažyti. Šviesinimas, blondavimas gali kainuoti ten, nežinau, 80 eurų, bet gali kainuoti 280 eurų. Akivaizdžiai kažką tai specialistas turbūt daro kitaip. Bet jeigu mes nemokame pagrysti, jeigu mes nemokame parodyti klientui, paaiškinti, duoti galų gale jam pasirinkti, tai klientas nesupranta, už ką jisai moka. Ir tada specialistai dažniausiai nori likti tokioj komforto zonoj, per daug nekeisti, ten euriukas gal 2 pakelti, euriukas 2, tada viską pradeda skaičiuotis ir vat man kaip tik va mūsų viena dalyvė, Janina įvardino, ar Veronika dabar galvoju, sako, likti atrodo ir klientų netrūksta, bet pajamos nedžiugina. Ir jeigu mano klausimas buvo, kiek laiko pas tave į priekį yra užrašymai, ir jinai sako 2 mėnesiai, ir klientai iš karto registruojasi, vadinasi viskas, jau kaina yra ta, kurią tu turi kelti. Bet kelti kainą visada yra labai baisu. Tai tikrai, jeigu jums šita vieta yra aktuali apie kainų spaudimą, pabaigoje aš turiu paruošus medžiagą, labai nedaug kainuoja, 29 eurai, galėsite tikrai pasiimti ir visą psichologiją savo suvokimo kardinaliai pakeisti, nes kainas reikia kelti protingai, reikia viduj jausti vertę, reikia labai komfortiškai jaustis su ta kaina, o ne įvardinti ir bėgti kur nors pasislėpti, arba tiesiog, kaip man meistrai sako, sakau didesnę kainą ir atrodo kažkas kaklą užspaudžia, ar krūtinę visą užspaudžia. Jeigu jūs taip keliat kainą, tai yra blogai. Kaina turi būti kaifas, nes kaina tai yra dalis viso to, ką jūs padarėt, didžiulė vertė. Bet meistrai dažnai labai save nuvertina. Ir dėl to irgi mes, aišku, prarandame klientus. Ir 6, ir liko 2. Tai dar apie kainą užfiksuoju statistiką, kuri irgi kartais labai labai šokiruoja meistrus ir sako, ką, Renata, galvojau, kad kliento apsisprendime kaina yra vienas iš lemiamų veiksnių, iš vis nelemiamas. Iš vis absoliučiai joks lemiamas veiksnys yra kaina. Pamirškite apie tai galvoti. 10% įsivaizduokit, kliento apsisprendime sudaro kainą. Bet klientas tuo pačiu sako, kad aš nenoriu būti eiliniu klientu. Bet kaip aš šitą saloną einu manikiūro, pedikiūro darytis. Einu tik dėl to, kad man šiauriai patogi lokacija. Tiesiog visiškai su tapkėm galėčiau nueiti. Taip man lengva, patogu, aš kaip tokia esu super busy. Bet aš 3 metus einu ir jie niekada gyvenime nei mano vardo nepaklausė. Jie nieko apie mane nežino. Nors iš tikrųjų Trytvelė registruojus, visą istoriją mato, absoliučiai visą. Kažką man pasakytų, kažkaip duotų suprasti, kad kažko man nieko, tiesiog įsivaizduokit, absoliučiai nieko. Tai kol kas jie išlošia dėl to, kad šitam visam mūsų kaime nėra jokių grožio salonų ir tai yra tiesiog bam toksai, ne? Bet tai yra laiko klausimas, kada atsidarys kažkas, kur ten nueis klientai, ne? Tai jeigu norime dirbti brangiai, mes galvojam ne tik apie maksimalią kokybę, bet ir apie ekstra mylę klientų. Jeigu esat kirpėja, tai nesakot, kad ten išsidažė pilkai ten šonai kokie nors, ne? Ir nesakysit klientui, porą kartų nuplausi namuose ir nusiplaus. Dažnai tai būna. Arba, pavyzdžiui, dariausi kitoj vietoj manikiūrą ir labai labai stipriai skubėjo meistrė. Ir jinai taip stipriai skubėjo, kad man jau realiai pradėjo skaudėti visus nagus, kaip jinai skuba.
Tai nėra ir buvo maksimali kaina už tokią labai labai šiaip sau kokybę. Arba tas pats kobido masažas, kur tiesiog pati paslauga buvo iš 11 žingsnių, 3 žingsniai buvo super. Nu tikrai paslauga superinė, aš absoliučiai neturiu nieko prieš meistrį, bet visa kita jokio, nu nieko, nieko. Ir tai nėra ta kaina, už kurią aš noriu mokėti brangiai. Ir tai nėra ta vieta, kur aš noriu sugrįžti. Ir jau tikrai nieko ten nerekomenduosiu, nors irgi lygiai taip pat labai labai patogi lokacija. Šeštas yra tikrai stresas, nors yra didžiulė vertė kurti socialiniuose tinkluose turinį, bet vat Kaune skaičiau pranešimą Viktorija Boro konferencijoje ir ten viena marketingo, nu kažką jinai ten apie Instagramą pasakojo. Ir paprašė pakelti ranką, ten apie 100 žmonių buvo manikiūro, pedikiūro specialistų. Toj vietoj paprašė pakelti ranką, kas yra dabar perdegęs Instagrame nuo socialinių tinklų kūrimo. Ir žinokit, visi, beveik visi absoliučiai pakėlė rankas ir man toks šokas buvo, aš galvoju, vau, tai maža to, kad tu iš tikrųjų turi gerai atlikti paslaugą, daug dalykų daryti aplink tą paslaugą, daryti ir užsakymus, ir produktus, ir ten yra gerai aptarnauti, ir dar tu turi ten tiek daug daryti visko socialiniuose tinkluose. Ir iš tikrųjų meistrai perdega. Ir iš tikrųjų yra sunku, nes ant šito padėję kažkokią, tai nežinau, pagrindinę kortą. Ir nemoka išskirstyti ir pasižiūrėti, kad nereikia klientams tiek daug to turinio. Jūs nesat aktorius, jūs nesat kažkoks ten, nežinau, performeris. Jums nereikia tiek daug visko kurti. Iš esmės klientui, jeigu man kaip klientui rekomenduoja, aš užeinu į Instagramą pažiūrėti tą specialistą. Nu, man geriausiu atveju reikia, nežinau, 9 paskutinių kažkokių postų arba ten to newsfeedo, kur aš pasižiūriu, kad, o, čia apie mane. O, aš suprantu, kad iš karto per sekundę aš neturiu laiko ten žiūrėti, ką jinai darė, kaip šoko, kaip ten aptarnavo, kaip ką darė. Neturiu laiko. Man svarbu greitai pagauti mintį, kad ten apie mane. Kad tas specialistas daro tą paslaugą, kurios man labiausiai reikia. Tai pas mus, va čia vėl grįžtant prie tų pačių strategijų, jeigu to nėra, iš tikrųjų specialistai labai daug įsitraukia ir labai daug investuoja, nors iš tikrųjų klientui tiek nereikia. Ir 7, paskutinis, ir jau eisim prie strategijų, tai yra klientų rekomendacijų ir lojalumo trūkumas. Reiškia, mes neturim papildomo tokio srauto, kurio mes neišnaudojam vietinių klientų, dabartinių. Mes patys neprašome rekomendacijų, nes nepatogu, kažkaip nesmagu tai daryti. O klientas, įsivaizduokit statistiškai, jisai jaučiasi, jeigu jūs jo kažko paprašot, jisai jaučiasi labai svarbus. Jisai jaučiasi jūsų ambasadorius, jisai jaučiasi jūsų verslo dalis. Klientams labai patinka, kai jų kažko paprašo. Pavyzdžiui, jeigu jūsų kas nors ko nors paprašytų, juk jūs norėtumėt irgi padėti. Jaustumėtės toks svarbus, kai jūsų kažkas kažko paprašo. Yra faina, kai mūsų paprašo, mums yra faina. Bet patys paprašyti mes negalim. Ir iš tikrųjų, va tie meistrai, kuriems padedu ten, nežinau, arba stipriai pakeitus darbo vietą, lokaciją, arba iš kitos šalies atsikraušius surinkti rekomendacijas, kai tokie dar 3-4 mėnesiai yra, bet dar labai labai toks keistas kiekis klientų, tai yra daugiausiai, kas staigiai duoda labai greitą rezultatą. Nieko nereikia investuoti, investicijos yra 0. Tiesiog dabartinės klientės, kurios pas jūs sėdi, jūs jom nuoširdžiai su jom pasidalinat ir paprašot, ar jūs galėtumėt man parekomenduoti savo 2 draugės. Tai yra tie 20%, kurie atneš jums 80% rezultatą. Taip, galbūt nesmagu, bet pirmą ir antrą kartą galbūt nebus labai smagu. Bet žinokit, kad klientams taip faina. Pasižiūrėkit, padarykit eksperimentą, paprašykit 2 žmonių ir jeigu jau jums tai bus tragiškai blogai, nebedarykit to. Bet jūs pamatysit, kaip faina klientui.
kiekviena klientė, kuri sėdi pas jūs kėdėj, su didžiuliu malonumu parekomenduos. Ir ten nereikia jokių dovanų, jokių ten nuolaidų, jeigu jūs galvojat, ar ten kažko. Jeigu esat salonas ir salono vadovė, tai taip, galite paruošti paketą kažkokį, galite padaryti kažkokius su partneriais ten pasiūlymus, ten dabar, pavyzdžiui, kalėdų laikotarpis ateina kažkoks, tai arba, pavyzdžiui, rugpjūtį, kai labai didelis kiekis yra klientų, ne? Visada galima esamus klientus tiesiog paprašyti mainais už kažką, kad jie tai padarytų, bet čia yra salonas, ne? Tai jūs galite labai daug įdarbinti partnerių, pasiūlymų, visokių akcijų, atrakcijų ten ir taip toliau, kurie jums nieko nekainuoja, ne? Bet jeigu jūs esate tiesiog meistras, nieko nereikia daryti mainais, jūs tiesiog paprašot, pabandykite, aš jums labai labai rekomenduoju. Tai va, tai turėjom 7 dalykus, kuriuos peržiūrėkit dar būtinai ir įrašą dar vieną kartą prieš einant prie šitų strategijų. Ir dar kartą pasikartokit, ir dar kartą išsirašykit, ko nedarysit, ko galbūt nustosit bijoti. Arba, kaip žinot, kaip ta karuselė mes užsisukę kartais tas pats per tą patį darom, taip pat klientus aptarnaujame, ne? Tai bent jau iš to, ką va dabar šiandien su jumis kalbėjom, paimkit vieną vienintelį tipsą. Tegul tai būna, kad aš nuo šiol visiškai kitaip mokysiuos įsigilinti ir išklausyti kliento situaciją. Paimkit tik vieną šitą, tarkim, iš to, ką kalbėjom. Gerai, dabar 2 minutės padarau pertraukėlę, per tą laiką atsinešu vandenuko. Jūs irgi, mergaitės, atsineškit vandenuko atsigerti. O kas žiūrit įrašą, tai tiesiog 2 minutėlės prasukit. Taip,